We are beautiful. Šiandien atliksime vakarinį makiažą ir pasinaudojau jūsų prašymais, jūsų patarimais ir jūsų pageidavimais. Taigi, makiažas bus atliktas su visais eigos etapais, paaiškinsiu detaliau ką, kada ir kur naudoju ir aišku paminėsiu visus produktus, kurie bus naudojami šiame makiaže. Ir tikiuosi, jis jums patiks. Tad žiūrėkite. Tai merginos visų pirma, visada pradedame makiažą nuo to, kad diagnozuoju veido odos tipą, galvoju, koks merginos spalvinis tipas ir kokios spalvos jai tiks. Faktas, bet kuriuo atveju mąstau, kokia suknelė bus arba kokia apranga tiesiog vyraus merginos įvaizdėje ir nuo to visas ir yra kūriamas makiažas. Šiandien mes šių temų neliesime. Galbūt ateityje, jeigu jums bus aktualu, galėsime pakalbėti ir apie spalvinius tipus, ir apie odos tipus. Bet kuriuo atveju, ką aš matau šiuo atveju, tai yra šaltos spalvos ir jos ir dominuos mano akių makiaže bei veido makiaže. Pradedu makiažą nuo veiduko nuvalymo. Tai naudoju miceliarinį vandenuką. Nuvalom visus nešvarumus ir visą laiką demakiažas atliekamas masažiniais, braukiamaisiais judesiais, masažinėmis linijomis. O tada keliaujame prie veido ir dengiu labai mažą kiekį hialurono serumo. Akcentus dedu centrinėse dalyse ir nuretušuoju į kraštus produktą ir leidžiu jam susigerti bent jau kiek čia? 5 minutės. Jeigu bus perdėtai daug padengto serumo, tokiu atveju kreminė pudra nesilaikys ir gali netgi nusirutuliuoti. Ypač brandžiai moteriai labai svarbu pridrėkinti ir dekoltė bei kaklo zoną. Jeigu jūsų oda yra sausa, tokiu atveju vertėtų naudoti aliejus, o ne serumus. Ir aišku, tuo atveju, jeigu jūs norite tokio skaistesnio ir blizgesnio veido efekto. Jeigu norisi matiškumo, serumui puikus pasirinkimas. Susigėrus serumui keliaujame prie veido odos maskavimo. Tai maskuosiu šiuo atveju su žalios spalvos maskuokliu. Jis neutralizuoja raudonį esantį ant modeliuko veido. Dengiame labai plonų sluoksnių, kad nesigautų šrekas. Ir labai daug kalbėjau apie neutralizatorius prieš tai filmuotam video blogė, tai galite žvilgtelti ir rasti visų spalvų panaudojimą, kokiais atvejais, kuris spalvytė reikalinga jums. Tai jeigu nenorite naudoti arba neturite neutralizuojančios paletės, va tokios, jūs galite naudoti paprastus maskuoklius, tinkančius maskuoti spuogelius arba kapilerus. Vidinius akies kampučius, toje zonoje, kur matomas melsvumas, maskuoju su gelsvos spalvos maskuokliu. Įvedu tankiausiai į vidinę akies kamputį ir nuretušuoju į kraštus. Toliau pasirenku MAC kosmetikos produktą paakių maskuoklį, labai intensyvaus maskavimo lygio ir dengiu visą paakių zoną, zoną po antakių ir virš antakio. Numeris 20. Ir produktas atrodo štai taip. Padengus paakių maskuoklį su teptuku, kempinėlės pagalba išretušuoju ir sulyginu perėjimus. Ir keliaujame prie kreminės pudrytės. Dengiu intensyviai ir labai tankiai centrinėje veido dalyje. Šiuo atveju naudoju Satin kreminę pudrytę iš PS firmos. Tai numeriukas yra 30. Ir dengiu šio produktų centrinę veido dalį, tuo pačiu užmaskuodama žalią spalvą, kurią dengiau prieš tai neutralizuoti raudonį. Tai keliaujame merginos prie kito etapo, jis bus veido formavimas su kreminė modeliavimo paletė, naudoju Anastasijos Beverly Hills ir spalvytė yra šios paletės Fair ir naudosiu centrinėje veido dalyje šviesią spalvytę, o kraštuose ir patamsinti skruostikulį, žandikaulį, veido ovalą visą naudosiu vidutinio tamsumo spalvą. Taip pat pasitamsiname ties apatinės lūpos dalimi, kad išputlinti lūpytę. Merginos, nepamirškite, jog šitie eigos etapai yra reikalingi tuo atveju, jeigu mes norime kardinalių pokyčių, transformuoti labai stipriai veido ovalą. Tačiau tai visiškai nebūtinas eigos etapas, jeigu norime atlikti tiesiog vakarinį makiažą.
Tad jeigu šis etapas atrodo per sunkus, tiesiog eikite prie kitų eigos etapų. Kas šiame etape labai svarbu, tai kad sulyginti labai gerai perėjimus nuo tamsios spalvos į šviesios spalvos. Galime tai atlikti su teptukais puriais, galime tai atlikti su kempinėle. Kai susitvarkėme su veido kontūravimu ir apjungėme šviesias spalvas su tamsėmis, keliaujame prie fiksavimo ir fiksuoju su šviesia balta pudryte, gan tankiai, paakių zoną ir tą patį atliksiu ir kitoje pusėje. Ir tada užfiksuosiu jau visą veidą. Tai keliaujimu po užfiksavimo veiduko prie veido kontūravimo, naudoju Anastasijos Beverly Hills paletę sausų kontūravimo produktų ir paletė skirta šviesiom merginom, šviesių plaukučių ir naudoju šviesiausią spalvą mano paletėje. Dengiamą highlighterį naudosiu produktą iš Inglot firmos ir dengiu ant skruostikaulio ir taip pat naudosiu ant kupidono lanko. Dengsime skaistalus ir šiuo atveju aš naudosiu kreminius skaistaliukus ir mano be proto pamėgti PSS Silky Matte lūpų dažai ir aš juos naudoju ne tik tais kaip lūpdažius, bet kaip ir skaistalus. Šiame etape užfiksuoju visą veiduką su makiažo fiksatoriumi. Šį kartą naudoju iš Make Up Foreverio Mist & Fix. Tai keliaujame prie antakių korekcijos. Naudoju numeriuką 12 iš Inglot firmos gelį ir braukiu pagrindinę liniją apatinėje antakiuko dalyje ir retušuosiu ją į antakiuką. Jeigu norėtume, kad jūsų galiukas būtų antakio galiukas būtų šiek tiek tamsesnis, ant gėlio viršaus galima naudoti ir šešėlius, nebūtinai dirbti su dviejų spalvų gėliukais. Fiksuojam antakių plaukelius su fiksuojančiu bespalviu gėliu, naudoju produktą iš PSS firmos. Gerai, merginos, toliau mes keliaujame prie akių makiažo, naudosiu šiek tiek gelinės technikos ir kombinuosiu ją su šešėliavimo technika. Pradėsiu nuo vidinio kampo šviesinimo, zonos po antakių šviesinimo ir naudosiu Inglot gelį, kurio numeriukas yra 68. Dar vienas etapas, kuris yra labai svarbus, tai yra nuriebalinti jūsų judrųjį voką. Tai nuriebalinus jį, tik tada denkite gelius. Kelias spalvytės naudosiu iš Anastasijos Beverly Hills paletės Renesanso, tai yra šviesiasias spalvas į vidinę akies kampą ir zonoje po antakių. Tuo pačiu geliu dengiu prie pat blakstienų augimo linijos ir nuretušuoju šiek tiek žemiau. Ir apatinę blakstienų augimo liniją fiksuoju su šešėliais. Keliaujame prie akies lanko modeliavimo ir formuojame akies lanką su to pačia spalva, kurio formavome skruostikaulį. Puikiai pamenu jūsų klausimą, merginos, apie akis, kurių vokas yra šiek tiek užkritęs ir judrusis vokas yra nepilnai matomas. Tai šiuo atveju mes turime tokią akių formą ir kaip jūs matote, mes galime akytės atverti būtent šviesių šešėlių pagalba ir tamsaus šešėlio pagalba, kai išmodeliuojame akies lanką šiek tiek aukščiau. Ir akytė vizualiai didėja ir atrodo atviresnė. Taip pat atsižvelkite į tai, kad apatinė linija blakstienų, kai aš šviesinau, tamsinimas užėjo šiek tiek žemiau šviesinimo. Todėl vizualiai akis vėlgi didėja. Toliau keliausime prie akies pravedimo. Akis tokias šiandieną paliksime minimalistiškesnės, bet su pravedimu. Matyti tą pasirinkimą pasidarėjau vien dėl to, kad dažniausiai merginos, kurių vokas nėra toks atviras, teigia, kad akių pravedimus neįmanoma išsipiešti. Tai būtent dėl šitos priežasties pasirinkau šiam modeliui nupiešti akies pravedimą. Prie žalios spalvos akyčių puikiai dėrės burgundiškos spalvos šešėliai. Ir būtent šis spalva išryškins jų žalumą, todėl apatiniai blakstienų augimo linijai dengiu juos ir stengiamės kuo tankiau padažyti blakstienas. Lūpų dažus dengiame su, šiuo atveju pasirinkau Essence lūpų dažą 28 numeriuką. Štai turime visą įvaizdį pilną ir tikiuosi jis jūs įkvėpė
savo makiažams arba atliekamiems makiažams jūsų klientams. Jeigu kyla kažkokių klausimų, būtinai rašykite, jeigu kažką neatsakiau, neparodžiau ir apie kažką pamiršau. Taip pat, jeigu turite temų, kurios būtų aktualios ir norėtumėt, kad aš nufilmuočiau klipuką, irgi rašykite man į socialinius tinklus.